Aš noriu pasakyti, aš irgi šiandien susirinkom, ačiū Dievui, taip ir pažiūrėjau, kad čia mūsų tik du žmonės, tai taip įsigandau, bet dalykas tas, kad iš mūsų mažai buvo jų ir 5 jau išėję Anapilin. Iš 7, kažkur tai apie 7 likę, mes dviese esam, kiti užsieny yra, kiti serga. Bet kaip vyrai atvažiuoja į Alytų, tai visada mes ant kapų pas Joną nueinam ir ten gėlės padedam. Taip kad nepykit, kad čia mes tik dviese. O dėl trenerio tai buvo nuostabus žmogus. Ir kaip atsimenu, kaip čia dabar taip greitai, kai paskutinė jo buvo, kaip jau baigdinėjęs trenerio karjerą, jų žodžiai, mes po sezono buvo jubiliejus, ten baliavojam, atsiprašant. Tai jis pasakė tokius žodžius, dabar aš galvoju, gal jis ir teisus buvo, bet nedaug dievė, kad taip iš tikrųjų būtų. Sako, Vytai, ne man vienam, bet patikėkit, sako, Alytus čempionų neturėjo 100 metų į priekį. Ir jau praėjo 40 metų ir iš tikrųjų mes neturim. Jis suprato, koks sunkus tas dalykas tapti čempionais ir mes supratom, aišku, bet aš žiūriu, kuo toliau tas Alytaus futbolas taip, gal dabar jau čiut geriau, bet jis ne į priekį, bet kažkur tai žemyn juda. 7-0. Jo. Ir Tu tokia pesimistinė gaida nebandyk baigti. Dar Vytai pasakyk, kad